klausimas būtų toks, kadangi mes kaip ir išklausėm tėvus, kurie skundžiasi Lietuvoje teismų sprendimais, kad dažniausiai, beveik visais atvejais, teismai vaikus atiduoda auginti mamoms, o tėvams duoda ten jų manimų per mažai pasimatymo netgi kartų. Tai kaip jūsų manimų, ar čia yra neteisybė, kaip vyrai įsivaizduoja, ar teismai kokią logiką remdamasi priima tokius sprendimus, ar įstatymai taip liepia? Kai sakoma dažniausiai, tai matyt tie, kurie taip tvirtina, remiasi kažkokia statistika. Kalbant apie statistiką ir teismų darbą, tai reikėtų pasakyti, kad teismai nedirba statistikai. Jeigu iš teismų darbo tokia statistika gaunasi, tai matyt yra toks gyvenimas. Teismai spręsdami dėl to, kaip nusvarstyti konkrečioj byloj, tai remiasi pagal byloje nustatytas ir įrodytas aplinkybės. Tai jeigu sprendžiam, sakysim, tokį klausimą, su kuo turėtų būti vaikas, kuo pirmiausiai vadovausis teismas? Be abejo, praktika Lietuvoje yra labai aiški, visose šalyse yra aiški. Pirmenybė yra vienam, geriausiams vaiko interesams. Ir tuo vadovaujamas. Jeigu gaunasi tokia statistika, kad dažniau lieka vaikai su motina, tai reiškia toks yra gyvenimas. Dabar kaip mes nusprendžiam, kas yra geriau vaikui? Pirmiausia, reikia iš kažko sužinoti. Tai iš ko mes sužinom? Renkami labai įvairūs bylos duomenys. Kokiom sąlygom vaikai gyvena? Su kuo yra geresni santykiai? Su tėvu ar motina? Su kuo geresnis emocinis ryšys, fizinis, dvasinis, visa tai turi reikšmės. Tai todėl tie, kurie sako, kad mums vaikai atitenka rečiau, tai gal jie tegu ir susirūpina tom savo vaiko gyvenimo aplinkybėm. Galbūt ir santykiai šeimoje, požiūrį į sutuoktinį, požiūrį į vaikus, bendravimą. Kiek laiko tam skiria, kuo tas bendravimas pasireiškia. Ar mokam draugauti su vaiku, ar mokam su juo bendrauti, ar skiriam jam laiko, ar jis nori su mumis būti. Jeigu su motina vaikas nori būti, tai negali būti tokio teismo sprendimo, kad jis teismo sprendimu bus paliktas tėvui. Gali būti, kad jis turi geresnės sąlygas, materialinės, sakysim, bet tai nebūtinai reiškia, tai yra geriausi vaiko interesai, nes vaiko interesai apima viską. Tame tarpe materialinės sąlygas, bet ne vien jos nulemia. Tai nulemia labai daug mano paminėtų labai svarbių faktorių. O ką įstatymai sako? Tik, kad vadovautis vaiko interesais, neskirsto, kad motina ar tėvas kokias turi pirmumo ar pirmenybės teisės? Taip, įstatymas to neskirsto. Ir to neskirsto ir teismų praktika, kad būtų pagal praktiką atiduota pirmenybė, kad pirmiausiai svarstykite, sakykime, kad jis atitektų motinai. Tai taip nėra, taip visiškai taip negalima sakyti. Mūsų praktika yra labai aiškiai, vadovaukitės geriausiais interesais ir išsiaiškinkit. Tai be to, kad renkam įrodymus, ką patys šalys atneša, tai be tokių įrodymų dar yra institucijų atliekami veiksmai, stebėsena, vaikų teisių tarnybos, specialistų nuomonės ir interviu, pokalbiai su vaikais, vaiko tiesioginis išklausimas teisme. Vaiko nuomonė yra sužinoma labai įvairiais būdais. Kaip sakoma, kad turi atsižvelgti į vaiko nuomonę, tai mes į ją atsižvelgiam. Bet nereikėtų suprasti, kaip neretai suprantama, kad jį betarpiškai kiekvienu atveju tiesiogiai reikia teisme apklausti. Netgi daromos nuo tam tikro amžiaus, tai yra daromos ekspertizės, kai specialistai tik kalbasi su vaiku ir įvertina jo supratimo laipsnį, išsivystymo lygį, suvokimo lygmenį, galimybės ir taip, ko jis nori. Neretai ekspertai pateikia, kad vaikas nori ir su tuo ir su tuo, bet tai natūralu. Tai yra normali, natūrali aplinka. Vaikas nori ir tėvo ir motinos. Bet mes išsiskyrus tai priimti sprendimą turim. Vis tiek turbūt bus paskirtas su vienu. Dabar atsiranda štai tokios idėjos, kad jeigu mūsų teisės
auklėti vaiką ir išsiskyrus yra lygios, tai reikia kažkaip lygiai padalinti. Ar tai atitiktų vaiko geriausių interesus, jeigu, sakykime, skirti tam po lygiai laiko, 3 dienas vienas, 3 dienas kitas. Galima, aišku, įsismulkinti iki to, kad vieną dieną vienas, kitą dieną kitas. Visai nesenam, tai jau naujausiam turbūt Strasbūro teismo sprendime prieš Lietuvą, tai buvo labai sunki byla, tai yra vienas iš tokių epizodų, kai teismas pasakė, kad vaiko geriausių interesus atitiktų stabili aplinka. Tai tokio neneigiant lygiateisiškumo auklėjant, mes negalime paneigti vaiko prioriteto į stabilumą. Tai turi būti stabili aplinka. Ir todėl tas kaitaliojimas, jis vėlgi, tai jau gali būti, pagrindas konfliktams. Nes mes po to susidarėme su problemomis vykdant. Tokių istorijų labai garsių Lietuvoje buvo. Kaip įvykdyti tokį teismo sprendimą. Čia nedaiktas, neturtas, paėmė iš vienos vietos ir nugabenai. Mes turim ir neįvykdomų sprendimų, kur vaikai buvo priteismi, bet jie kategoriškai nenori bendrauti su tuo. Prieita iki to, kad tokie teismų sprendimai peržiūrimi. Bet praktika yra aiški. Pirmiausia, vaiko interesai, stabili aplinka, geri santykiai, kur vaikas jausis saugiai, aprūpintas ir toliau augs kaip visavertė asmenybė.